iš naujo prisijungti prie serverio. Gerai, dar, hebra, aš labai atsiprašau, hebra, bet aš dar ką pagalvojau, aš noriu daryti viską mano namus ir visą, nu žinot, viską toliau po žemę. Aš sugalvojau, aš noriu padaryti požeminę bazę. Dabar klausit, kokią? Aš noriu padaryti požeminę, nu gerai, aš jums pasakysiu. Aš noriu padaryti požeminę fermą. Gerai, jūs dabar sakot, kodėl turėtumėm pykt. Jūs visi manėt, kad padarysiu tokį gigantišką šitą fermą, bet viskas. Aš jos nebenoriu daryti. Aš noriu viską daryti po žemį. Man jau gyvybės. Viskas, man tikrai reikia jau pavalgyti. Man tikrai jau reikia kažko pavalgyti. Man reikia kažko iškepto pavalgyti, kad aš atgaučiau savo gyvybės. Man reikia iškepto valgio, aš nesuprantu. Jūs negalit... Jūs tiesiog nesuprantat, ką reiškia iškeptas valgis, bro. Ar jūs suprantat? Ar jūs nesuprantat? Gerai, nieko tokio, pasiimsiu aš gėlę ir ją išmesiu ir tai... Bet čia juk iškepęs ir Markai. Gerai, aš suvalgysiu tai iškepasi kvailą dalyką. Nuostabu. Pagaliau gavau savo krosnį ir padėsiu, kur yra požemis. Jei ką aš dar noriu padaryti, hebra, aš dar... Jei tu nukreisi, Markai, tu mylisim, gerai. Ką aš dar noriu padaryti, hebra? Aš noriu padaryti, kur būtų kaimietukai, bet jie ten būtų to... Kaip aš padėjau? Būtų kaimietukai, bet toj vietoje jie būtų neįkalinti. Jūs suprantate tai? Jo, bet toj vietoje jie yra neįkalinti. Jo. Gerai. Ir šičia yra ta ferma, kur aš norėjau ją padaryti. Nuostabu, gal geležies biškį rasiu, nors nelabai turėčiau rasti. Gerai, viskas. Prasideda daryti fermą. Va, jau čia jau prie stauno mes einam. Nuostabu tiesiog. Gerai, čia po kol kas tik mažytė fermytė ir... Ja, dar, kaip žinoma, reikės glass, stiklo man dar reikės. Gerai, čia tik mažytė ferma ir... Tau reikia biškį padaryti didesnę, kad po to kaimiečiai galėtų įsidarbinti. Hebra, aš jums sakiau, jei aš mirsiu epizodai baigsis, man tik pusė širdelės. Man reikia labai būti atsargiam ir išsikepti. Man reikia išsikepti maisto. Man reikia išsikepti maisto ir nebandyk iškart kažkoks kryperis bus. Nebėk nebėk, Markai. O tik pusė širdelės, Markai. Tai čia viskas gerai. Pro šičia aš galiu taip saugiai praeiti. Ir eiti ten ir išsikepti. Žinot, ko išsikepti. Nuostabu tiesiog. Ir dabar išsikepsiu aš. Alio, aš noriu išsikepti. Kas jums negerai? Aš juk šičia padėjau. Jo. Inputas. Vilna. Aš šakau, vilnas neįmanoma padėti. Ir šitą neįmanoma. Gerai, tada man atrodos įmanoma. Markai, duotas, kai man atrodos įmanoma. Juk tu turėtum pats žinot. Markai, bro. Gerai. Man atrodo šitą įmanoma. Gerai. Gausiu iškepusio mutono kažkokio. Gaučiau gyvybių, atsiginu. Žinot, ką padarys? Nuostabu, mėsa. Iškepusi mėsa, nuostabu. Visos iškepusios mėstos, ne miestai, mėsos duoda gyvybę. Nuostabu, dabar dvigubai duos. Gerai, jos daugėja. Nuostabu. Matot, gyvybės pabiškai daugėja. Gerai, tai čia, aišku, aš dar vandens nepaimu, aš visko, aišku, nepaimu. Tai šičia padėsiu lovą.
Markai, tu spėsim. Markai, tu spėsim. Tu turi šitą daiktą. Nu, gerai, tu spėsi, Markai. Aš žinau, Markai, tu spėsi tai padaryti. Dar lietodė, anksčiau jau zombiai atsispavins. Eik į bunkerį. Eik į savo bunkerį, pasakiau. Gerai, kad čia nieks neteitų, aš padarysiu o taip. Stabu. Gerai. Matau, čia jums viskas gerai. Viskas jums čia sekas. Bet dabar aš turiu dirbti kažkurį padropimą. Aš turiu torčerį, aš turiu vieną torčiuką. Prašau, man reikia suras dirbtą, kur šį padropimą. Ne. Kodėl? Gerai, dar mano. Alio, viskas, jau užteks tiek. Gerai, valgau, viskas, suvalgiau. Jeigu mano kaimietukai vis dar vietoje. Aš visai norėčiau su tavim pasidaryti, bet dar nelabai noriu. Gerai. Ai, ne, aš dar turiu. Kodėl aš nieko nepastebiu, hebra? Pasakykit man, kodėl aš taip niekad nepastebiu nieko. Taip. Ir va taip. Ką tu padarai, Markai? Tau juk nereiktų. Tau reikia padaryti va kažkaip va taip. Nuostabu tiesiog. Tu jau padarai taip, gerai, Markai. Dabar padaryk va taip. Nuostabu tiesiog. Ir viskas. Tai matau, čia mano mažoji ferma, bet čia tik mažoji dar ferma dar pakolkas. Čia vandenukas. Ir va viskas. Ir tiesiog susišlapins šitą. Va vandenukas, kaip mato, čia ir čia viskas gerai. Ir dar čia dirto ir niekada nesikas žemyn. Žemyn. Čia yra pamoka jūs niekada. Nesiskaskit žemyn, žinot kuo. Gerai. Ir kas čia per kambarys? Aš man atrodo, čia bus jau... Man atrodo, aš jau sugalvojau, kas čia bus. Čia man atrodo bus... dar kaulo radau, nuostabu. Atrodo, čia bus ne mainimosi kambarys, bet čia bus antros levelis kalėjimas. Čia bus dar vienas kalėjimas, kur kaimietukai ten bus. Tai tiesiog nuostabu. Gerai. Va, aš viską čia padariau, matot. O, dėl dar kaulas. Tas čia žemyn ir bara. Kas to negerai, Markai? Kas to negerai? Kai suskraptinsiu iš torčius. Nuostabu tiesiog. Išmesiu anglį. Ir padarysiu va taip. Žinau, kol kas čia atrodo krypį. Žiauriai krypį. Bet nesijaudinkit, aš turiu cobblestone. O cobblestone... Ai. Gerai, hebra, dabar mes pasidarysim šitą crafting table. Gerai, va viskas. Dabar aš einu į apačią. Jei, viskas, reikia miegot. Nedaug dievė, daug villagerių jau mirė. Nuostabu tiesiog. Pasakyk, kad daug villagerių jau mirė. O ne, bandykite išeit kaimiečiai iškart. Tik ten degantys zombiai yra. Ir gerai, kad išsisaugau savo lyderį. Kaip blogas. Pla. O ką jis pardavinė už flešą? Užsupuvusią mėsą. A ne jau tas kaimėtas jau. Kviperis. Nustabu. Gerai, man toks buvo ir planas. Nemirt, bet padaryti kažkokį dižavą. Gerai. Kaimiečiai. O, tik tu išgyvenai. Kaimiečiai.
Kaimiečiai, kur jūs? O, nu čia ne kaip jau. Ėsk. Gerai, aš nužudžiau kaimietuką. Nuostabu, dabar man reikia čestą. Su juo kažką pasidaryti man dabar reikės. Man tiesiog reikia dabar išgriaut. Palaukit, hebra. Dar blogesnis dalykas, negu jis mirė. Negu tie kaimietukai jis mirė. Va, aš jau turiu čestą. Supratau, šitai buvo pasiemasi. Gerai, tiesiog nuostabu. Kaimiečiai. Jau visi kaimietukai mirė. Alio, jau visi kaimietukai mirė. Sakau, visi kaimiečiai jau mirė? Neskaitkit, kad jie visi jau mirė. O, dieve. Visi kaimiečiai mirė. O, dar geriau. Ateik čia. Važiuosim, ar turiu valtį. Kas jau negerai? Nu. Kai pamatysi valtį, o kaip bus gerai tau. Eik ją, supratai? Eik ją. Aš tau kažkokį darbą surasiu. Tik dar nežinau kokį aš tau surasiu darbą. Aš nežinau, ar tu būsi fermininkas, nes man labai patinka šiaip, nu, enchantai, gal, kur enchantus daro aš tik vieną. Pasiimsiu, bet kur. Bet jau geresnė aš dalyką, jau pasiimsiu visiškai kitokią. Tai jau girdžiu, kaimietukai jau dar vienas. O aš kitą kokį dalyką jau norėjau aš jums padaryti. Tai aš pamatysit. Gerai. Jūs tuoj pamatysit, hebra. Tai padarau. Kad jis... Dabar jau tau turėjau, atsiprašau. Kaimietį. Žinai, su kaimietės bišis sunku dirbti kaimietės tu. Kaip čia impossible su tavim yra? Kas tau negerai? Gal aš crafting tables būtinai padėjau čia. Aš dar medieną stovėjau, nu, genijau tu mažas. Nuostabu. Nuostabu, aš padariau taip. Ir dabar kaimietį nebandyk mirt. Nuostabu. Ir eik į apačią, eik į apačią. Kaimietį, eik į apačią, tau sakiau. Nu, kaimė, kaip atsimins, kaip tas enchant kaimietis, jis taip pat mane erzino taip. Kaip tu šičia nori būti? Eik į apačią. Eik į apačią. Nes visi šiam trenks. Nu, dabar geriau tau. Eik į apačią. Eik į apačią. Geras kaimietis, geras tas kaimietukas. Čia bus dabar tavo nauji namai. Biškį flešą aš išmesiu. Ai, aš galėjau čestą įdėti. Flešas. Dabar kur bus flešas? Jis visada mano bus. Čia bus mano visas surinktas flešas. Čia bus tik flešas ir viskas, hebra. A, ne, liter. Oi, mano tas. Aš galiu pasimėm. Kažkur endermenas čia žiauriai blogai. Ir gerai, ir man atrodo, mes šiandien... Jep, ir gerai. Kur mano flešas? Gerai, mano flešas yra šičia. Ir viskas. Ačiū, kad žiūrėt mano kanalą. Iki kito karto. Paskutinis bus, kad aš įkalinsiu šitą kaimietuką. Nebandyk kažkų. Nekenčiu šitą kaimiečio. Jis taip sunku viską daryti. Nesijaudinkit, hebra. Kažką sugalvosiu, aš tiesiog nežinau ką. Man tiesiog reik boardint. Kaimietuk. Kaimietį. A tu gali įlyst kaimietį? Gerai, hebra. O, nuostabu tiesiog. Gerai, nuostabu.
Aha, gerai. Aš jį gal nunešiu į 2 levelio kalėjimą. Ir gal, ne, hebra. Gal šiandien jau viskas. Aš jį čia paliksiu. Ačiū, kad žiūrėt mano kanalą. Iki kito karto ir iki. Palaikinkit.